Labas! Ar nori padvigubinti savo pajamas ir vietoj vieno lietuviško ilgavaisio agurko galėti įpirkti 2 lietuviškus ilgavaisius agurkus? Taip? Tai žaisk kazino. Tokį pasiūlymą jums pateiktų vienas populiariausių tiktokerių Lietuvoje, Nojus Povilaitis. Beata visą laiką valgo pizzą su tunu, aš negaliu, man negana tau smird namie, da čia atvarai smarbę per visą restoraną. Bet pradėkim nuo pradžių. Kūrėja socialinėme tinkle turi 2 paskyras. Nojus, kurioje yra daugiau nei 220 000 sekėjų, ir Nojus Official, kur sekėjų skaičius viršyje 50 000. Nors peržiūrų kiekis Nojaus Povilaičio tiktokė yra itin didelis, labai didelė tikimybė, jog jo video nebūsite matę, kadangi jie skirti specifiškai vyresnį mažesnių miestelio auditorijai. Nu, pasižiūrėkit patys. Hello world, you know what is kefir? Oh, it's very tasty drink in Lithuania with potatoes, cepelin, kaldun. Oh, very tasty. 200 000 peržiūrų, ponios ir ponai, Lietuvos provincijos jį myli. Pažiūrim dar vieną. Baby, gerai prisiparkavau. Zaibys. Nu, bet tai čia jokinga. Ta prasme. Nu, moteris vairuoti nemoka. Ai, eik lauk. Žodžiu, Nojaus paskyroje apstu seksistinių juokelių ar marozų kultūrą puoselėjančių vaizdo įrašų. Tad pavadinti jo turinį humoru man asmeniškai yra labai sunku. Na, bet humoras yra gana subjektyvus dalykas, tad jeigu jums patinka tai, ką daro Nojus Povilaitis, užjaučiu jumis. Be to, pastaruoju metu pastebėjau nemažai video, kuriuose Nojus ir jo mergina Beata vilki kazino marškinėlius ir taip reklamuoja lošimų namus. Kas jau kelia klausimų dėl porelės moralės. Wow, čia taip surimavau tipo. Na, bet šį kartą praleiskim tai pro akis. Kadangi jau supažindinau su šio video herojumi, pats metas atskleisti, kodėl aš iš vis apie jį kalbu. Pamenat, minėjau, kad kūrėjas tiktokė turi ne vieną paskyrą. Jeigu savo pagrindinėme akaunte Nojus kelia jau prieš tai apkalbėtą humoristinį turinį, tai mažiau sekėjų turinčią paskyrą vaikinas daugiausiai naudoja kaip reklaminę lentą. Ten praktiškai visas turinys yra reklaminiai užsakymai. Eidamas per video atkreipiau dėmesį, jog Nojus Povilaitis dažniausiai reklamuoja 2 dalykus. Pirmasis tai paties vaikino automobilių kvapukų verslas Freshis.lt. Bus ir Mersas, bus ir Opelis, bus ir Volvo. Bet jeigu jūs atsibodo laukti, tai kur galite apsilankyti? Freshis.lt. Nu, koks šūdinas pavadinimas. Nežinau, koks save gerbintis bachūras norėtum savo mašinoje turėti kvapuką su užrašu dešra, nu bet... Aš norėčiau. Kad tu net nevairuoji. Nu, tai tu irgi. Okay. Kad ir kaip būtų keista, mano akį patraukė ne šių neskoningų kvapukų reklamos. Mane sudomino kitas labai dažnai Nojaus kanale reklamuojamas produktas – Telegram kanalas Darbas namuose. Darbas namuose, Telegram. Telegram, darbas namuose. Darbas namuose, Telegram. Telegram, darbas namuose. Jeigu turit papildomą pinigų ir norit juos padvigubinti, tai siūlau jums prisijungti į Telegram grupę Darbas namuose. Ir jeigu turit papildomą pinigų ir norit juos padvigubinti, tai Telegram Darbas namuose yra kaip tik jums. Klausykit, kai man pažada padvigubinti mano pinigus, aš suklūstu. Čia jau gyvenime dirbti nebereiktų. Be to, darbas namuose skamba žiauriai rimtai. Gal čia kokios e-komercijos manęs išmokys, ar kokią kitą verslo šaką įvaldysiu. Tai nieko nelaukdamas, užėjau aš šitą telegramą ir nusivyliau. Kazino strategijos, kurios galimai gali padėti žaisti su taktika, bet neprisigalvojom su 10 eurų tapti milijonieriais. Ne visada taktika pasiteisina. Šiaip skamba kaip koks bachūras, kuris visiškai neatsako už savo žodžius, būtų parašę šitą, ne? Žiūrėk, yra taktika, kuri padvigubins savo pinigus, bet jinai galimai padvigubins savo pinigus ir nesitikėk, kad jinai veiks, nes kartais neveikia jinai, žinai, biškė. Ir nesitikėk su čiriku tap milijonieriu, nu žinai, čia juk absoliučiai neveikia ta mūsų taktika, juk visi žino, ne? Bet wow, čia juk tokia akivaizdė apgaulė. Jau pirmieji 2 aprašymo žodžiai kazino ir strategijos yra 2 nesuderinami dalykai. Neegzistuoja jokios kazino strategijos. Visi lošimai ir yra pastatyti ant to, kad žmogus kuo daugiau praloštų. Juk šis faktas yra toks senas kaip žemė, kaip kažkas dar galėtų pasimauti ant tokio dalyko, aš galvojau. Bet viskas yra gerokai baisiau ir įdomiau nei atrodė iš pradžių. Telegram grupėje yra maždaug 11 000 narių, o jos administratorius yra kažkoks Tomas. Manau, savaime suprantama, jog Tomas nėra tikras tos grupės savininko vardas, tiesiog kai tu jungies į naują grupę ir pamatai administratoriaus vardą, prideda biškį pasitikėjimo, ne? Pats Telegramo apipavidalinimas primena eilinių kriptoskemerių paskyras. Vaizdo įrašas, kur skaičiuojamos milžiniškos sumos, yra pirmas dalykas, kurį pamato čia apsilankęs žmogus. O Tomo profilio nuotrauka yra ryškus Aston Martin automobilis. Viskas padaryta taip, jog aukai vos užėjus į Telegramo
kanalą, būtų sudarytas klaidingas įspūdis, esą štai ką jis turės, jeigu naudosis šios grupės paslaugomis. Pati grupė yra nemokama, kas dar labiau sustiprina pasitikėjimą viskuo, kas ten vyksta. Juk kaip tai gali būti skemas, jeigu savininkas grupės pats iš to tai nieko neuždirba, ar ne? Vėliau išsiaiškinsime, jog tai irgi yra netiesa. Kartais administratorius pagazdina narius, jog tuoj bus sukurta mokama Telegram grupė, kad narys kuo skubiau norėtų pasinaudoti nemokamą paslaugą. Taigi, kaip vyksta pinigų uždirbimas šiame Telegrame? Administratorius Tomas atsiunčia kazino, kuriame esą veikia jo strategijų nuoroda, o grupės narys paspaudęs to nuorodo lošia ir laimi. Volia, nemokami pinigai. Bet jums turbūt kaip ir man taip knieti sužinoti, tai kokiagi yra ta strategija, kuri pasak moralinio atsilikėlio Nojaus Povilaičio turėtų padvigubinti mūsų pinigus. Išklausykime mokytojo Tomo pamokų. Pradedu statydamas 1 eurą ant juodos spalvos. Tuo atveju, jeigu šį statymą pralošiu, kitą statymą 2 kart padidinu ir statau ant tos pačios spalvos. Jeigu laimiu, naują ciklą pradedu statydamas 1 eurą ant kitos spalvos. Nemažai skambių ir mandrių žodžių, bet išversiu į lietuvių kalbą. Jeigu statydamas ruletį statymą praloši, padvigubink sumą ir varyk toliau. Man šitas mėgstamiausia vieta jaučiu. Va tokį absurdą grupės administratorius pateikė kaip būdą apgauti kazino korporacijas. Yra tik vienas niuansas, čia nėra jokia paslaptis. Šį metodą patys to nesuvokdami naudoja praktiškai visi nuo kazino priklausomi žmonės. Ir siurprizas, viską pralošia. Savo pinigus, savo namus, savo šeimą, savo gyvenimą, viską iki vieno pasiglemžia kazino būtent dėl šito šūdo. Jūs suprantat, kaip visa tai yra šlykštu. Telegramo savininkai ne tik apgaudinėja, kad jūs uždirbsite pinigų, bet jie pateikia ir patį blogiausią metodą, kokį tik įmanoma rasti. Deja, kaip ir visada atsiranda žmonių, kurie šią nesąmonę patikė, kadangi desperatiškai nori uždirbti pinigų. Grupėje net yra nuoroda į YouTube video, kuriame vaizdiškai iliustruojama šis metodas. Šiame trumpame siužete pademonstruosiu savo metodą. Žaidžiant ruletę galima statyti ant atskirų skaičių, galima statyti ant stulpelių ar ant vieno iš 3 tuzinų. Video autorius net sukuria progą žiūrovui užduoti klausimą, jei tik toks kyla komentaruose. Jei turite klausimų, rašykite komentaruose. Na, bet dėl savaime suprantamų priežasčių komentarai po to vaizdo įrašų išjungti. Apie ką tu kalbis, nargly? Juk ši grupė mūsų yra nemokama, mes iš to nieko neuždirbam. Mūsų misija yra padėti paprastam Lietuvos žmogui, kuriam nepadeda Lietuvos valdžia. Jei vis dar yra manančių, jog tai tiesa, tuoj atskleisiu didžiausią paslaptį jūsų gyvenimuose, laikykitės. Kiekvienas iš kazino, kurių nuorodas į grupę atsiunčia Mesijas Tomas, savo svetainėje turi skilti affiliates. Ten užsiregistravęs žmogus gauna jam sukurtą unikalią nuorodą, bei gali uždirbti iš lošėjų, kurie tą nuorodą paspaus ir tame kazino praloš pinigų. Blemba, kaip painiai skamba. Nu pavyzdžiui, Tomas užsiregistruoja affiliate programoje kažkuriame iš internetinių kazino. Pats kazino jam suteikia nuorodą, kurią Tomas įkelia į savo grupę Telegram darbas namuose. Grupės nariai paspaudę linką atsiduria tame kazino ir lošdami pralošia pinigų. Kazino mato, jog lošėjai pralošia pinigų būtent per tą Tomo atsiųstą nuorodą. Todėl iš žmogaus praloštos sumos atseikėja Tomui dalį pinigų už atvestą klientą. Tai reiškia, kad administratorius Tomas uždirba iš Telegram grupės narių pralaimėjimų. Affiliates būdas taikomas ne tik internetiniuose kazino. Net internetinė pardavimų platforma milžinė Amazon naudoja šią programą. Jos metu kompanija moka dalį pinigų programos nariams už per nuorodą atvestus pirkėjus. Yla išlindo iš maišo. Grupės administratorius ne tik, kad uždirba pinigų, jis jų gauna už grupės narių pralaimėjimus. Tai yra už jūsų pralaimėjimus. Būtent todėl Tomas jums ir siūlo pralošus eurą statyti 2, pralošus 50 statyti 100. Būtent todėl jis ir siūlo pertraukų tarp žaidimų metu pasižaisti slot žaidimuko, esą, kad neatrodytumėt įtartinai kazino. Kuo daugiau pralošit jūs, tuo daugiau uždirbs jisai. Jam nėra naudinga, kad jūs išloštumėte pinigų. Galimai Tomas dalį jų net ir praranda, jei kuris nors lošėjas išlošia kazino. Vis dėlto nuo tokių nuostolių Tomas augo No Negative Carry Over paslauga, kurią pats kazino suteikia affiliates grupės nariui. Tai reiškia, jog lošėjo sėkmės atžvilgiu affiliates grupės narys pinigų nepraras. Taip internetiniams lošimų namams yra lengviau privilioti narių į jau minėtą affiliates programą. Taigi Telegram grupė darbas namuose nei iš tolo nėra sukurta padėti grupės nariams. Tai akivaizdė afera, kas galėjo pagalvoti. Ir pats tiktokeris puikiai žino, kokie metodai yra naudojami siekiant iš žmonių išvilioti pinigus. Jam paprasčiausiai nerūpi. Jam nesvarbu, jog jo reklamuojamu būdu jūs prarasit visą savo turtą ir susigadinsit gyvenimus, o ne padvigubinsit pinigus, kaip minėjo pats morališkai atsilikęs kvailys. Nojus Povilaitis
Povilaitis suvokė, jog didžiąją dalį jo auditorijos sudaro nepasiturintys mažų miestelių ir kaimų žmonės, kurie yra nusivylę valdžia ir sistema Lietuvoje. Net paties vaikino Facebook'e galima rasti įrašų, kurie būdingi tokiai grupiai. Nu žino, ten Landsbergis vagis, Lietuvos sistema supuvus, kodėl Skvernelis gali myšti jūrą. Nu gerai, gal šito nėra, gal šito nieks nesako. Bet kad keliai įsiklojo, taip pat kaltas. Tik tokia ir suprantu, jog tokie asmenys yra itin pažeidžiami tokio apgaulių ir būdami naivus patikės tokiais skemais. Tokiems žmonėms dažnai užtenka pamatyti kitų narių sėkmės grupėse, kas iš tiesų tai yra parašyti komentarai botų ar netikrų paskyrų, siekiant sustiprinti patikimumą. Šimtais ar net tūkstančiais skaičiuojamas pelnas grupės žinutėse labai greitai suvilioja standartinį Nojaus Povilaičio žiūrovą ir šis nieko nelaukdamas puola naudotis pateiktą strategiją. Na, o pats tiktokeris už tai gauna pinigų ir tikiu labai nemažai pinigų. Tokią išvadą darau matydamas, jog grupėje yra beveik 11 tūkstančių nelaimėlių. Moralė Nojui Povilaičiui yra svetimas žodis. Šis video nėra kažkoks įspūdingas tyrimas, kadangi, kaip patys matėt, apgaulė išryškėja vos paspaudus nuorodą Nojaus Povilaičio prašyme. Aš tiesiog nustebęs, kaip niekas iki šiol netkreipė dėmesio į tai, ką reklamuoja šis moralinis degradas ir kaip atsainiai žiūri Lietuvos Respublikos įstatymus, kurie draudžia apgaulingą kazino lošimų reklamą. Kai tuo metu kūrėjas žada padvigubinti jūsų turtą ir negana to naudojant metodą, kuris yra sukurtas specialiai tam, kad būtų iš žmonių išvilioti pinigai. Tai yra taip amoralu, kad mano nuomonė šita tema yra tikrai verta apkalbėti. Mano užduotis buvo pasidalinti šią informaciją apie apgaulę, kad jūs sužinotumėt, kas per žmogus yra Nojus Povilaitis. Ir jeigu netyčia ten jūsų pažįstami ar draugai nuspręstų užsidirbti pinigų, kad jie nepasigautų ant šito šūdo. Jei jums, kaip ir man, šis video pasirodė svarbus ir įdomus, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą. Tai tiesiog motyvuos mane daugiau kelti tokių ir rimtesnių vaizdo įrašų. Ačiū, iki. Pam, pam.